Šiandien važiuoju į įmonę, kuri išdrįso sumaketuoti, padaryti projektą mano 5 metrų aukščio, 30 metrų ilgio pakilimą, rampą, nusileidimas 4 metrai ir taip pat 30 metrų ilgio. Tai va, tai džiugu, kad vis tik tai radau vieną kompaniją, kuri sutiko. Aišku, džiaugiuosi, kad yra Lietuvoje, mes turbūt esam lyderiai tik tai ant komentavimų. Komentatoriai tai esam pirmoje vietoje, nieks mūsų nenugalės. Bet nesvarbu, važiuoju Kaunan, važiuoju pakalbėti, važiuoju pasižiūrėti, kaip ką reikia uždėti dar viršutiniai daliai, kaip ir yra mintis dėti lentas, bet pasižiūrėsiu, ant ko mes ten planas leistis ir padėliosim, pažiūrėsim, ko trūksta. Preliminarius skaičius jau rampos pastatymo surinkimo žinau, lieka logistikos klausimas, nes kol kas nežinom, kur šoksim. Tai va, tai 5 metrų aukštis galim ne per daug ką peršokti, ne? Tai važiuojam pažiūrėti, nežinau, pavyks, nepavyks, man ten ką kalbėsim pafilmuoti. Tikiuosi, kad pavyks. Nu, aš šiaip tai pasidalinsiu įspūdžiais, ką vis tik tai apkalbėjom, ką pristatėm ir ką galvojam toliau daryti. Tai va, tai toks kažkai šiurpuliukai eina, nes panašu, kad gali tekt šokti. Šiuo metu vaikštom po teritoriją, tai čia yra, atrodo, begalė šitų pastolių. Darbas vyksta, vieni krauna, kiti išsikrauna. Čia atrodo, wow, mum tikrai užteks. Čia atkrovus porą rampelio, čia net nepamažės, nepasijaus teritorijoje, anei kiek. Tai labai smagu. Galite pasižiūrėti, kiek čia visko. Wow. Wow. Ja, čia vat stojkas, ant kurių viskas statytųsi. Ja. Ir horizontalės visokios įstrižainės, kur visas ta konstrukcija ir susimontuoja. Viskas susideda. Ja, tai va tokie dalykai. Tai va, tai pasivaikščiojom po Transrifus kompanijos sandėlį. Tai aš šiandien buvau kompanijoje Transrifus ir jie sutiko bandom prisidėti prie viso šito reikalo, sutiko sumontuoti, padaryti maketą ir šiandien radom dar tokių keletą momentų. Žodžiu, pasižiūrėkit, čia vat pas jūs kokie gražūs demo visokie, ką jie gali padaryti, sumontuoti, sudėlioti. Žodžiu, jeigu gali padaryti tokį dalyką kaip rampa, man nestandartinė, tai patikėkit jiem, pastatą kokią apdengt pastatyti, tai čia yra mažiausia problema. Aš čia toks gal labiau rakštis jiem. Tai va, bet smagu, labai fainiai pakalbėjom, labai faini žmonės čia, labai viskas good, radom keletą niuansų, kad kaip tvirtint, radom dar momentų, kad bandysim dėti lentas plokštės ant viršaus ir čia tokios sijas susideda, bet reikia jau tada tai vietai, kur padanga liesis, tai reikia storų lentų. Turiu vieną mintį, į kurią kompaniją nuvažiuosiu dėl medienos pakalbėti, kad nereiktų pirkti jos, nes 30 metrų skersai sudėti, tai labai daug medžio reikės.
Tai vat pasikalbėjom su montuotojais, kurie montuoja tą dalyką, tai problemų kaip ir nėra. Tai va, iš tikrųjų ką, emocijų toksai, atrodo, čia galvoj verda, bet labai smagu, kad viskas eina, tai atrodo ta linkme. Nu ir ką, norisi rasti tą biudžetą reikalingą, tai rampą sustatyti, pastatyti ir padaryti tą rekordą, padaryti šuolį ir džiuginti jūs. Tai toks dabar sunkiai renku mintis, bet sakau, toks labai faina, kad labai maloniai priėmė. Ten labai didžiuliai jų angarai, ne angarai, o vieta, kur labai daug yra stolių, labai daug galimybių. Tai va, tai važiuoju virškinsiu, važiuoju ieškoti medžio ir tada žiūrėsim, kaip jau čia montuoti. Tai va, geros dienos, draugai. Ir nieks nepasidaro taip lengvai, kaip norėtųsi, kad viskas atrodo 1, 2 ir yra. Tai va, reikia įdėti pastangų biškį. Iki.